Atrodo, viską darai iš vadovėlio, kaip reikia, kad gerai jaustumės, eini anksti miegoti, geri daug vandens, sportuoji, sveikai maitiniesi, bet atrodo vis tiek neturi energijos ir tave tarsi traukia prie žemės. Tai aš labai gerai žinau tą būseną. Visą laiką galvau, kad man reikia kažko papildomai, kažkokio dar papildomo naujo įpročio ar kažkokio naujo papildomo išmanaus prietaiso, kaip kad žiedo, kuris matuotų mano duomenis, bet galiausiai supratau, kad man reikia ne daugiau, o mažiau. Tai jeigu tu jauti, kad tau gyvenime trūksta to lengvumo, ramybės, energijos, šis video skirtas tau, nes jame pasidalinsiu 15 dalykų, kuriuos išbraukiau į savo gyvenimą ir jis tapo daug geresnis ir galiu garantuoti, kad bent kelis iš jų tu irgi turi savaime. Pirmiausia, iš savo gyvenimo aš išbraukiau paslaptis ir melavimą. Atrodo, šiaip tu niekada nemeluoji, bet aš supratau, jeigu tu turi kažkokią labai didelę paslaptį ar kažkokio kito žmogaus saugai, savaime gali gautis, kad tu pradedi meluoti. Tavęs kažko paklaus ir tu lik ir nori apsaugoti tą žmogų, tai toks atsiranda nekaltas melas ir tu galiausiai negali ramiai miegoti. Tai dažniausiai, jeigu žmonės ateina pas mane ir sako, Rūta, aš tau ką pasakysiu, bet tu niekam nesakyk. Tai man jau vien kai tai pasako, pirmas dalykas, aš kurį visada sakau, tau nebūtina su manimi dalintis. Jeigu tai yra paslaptis, gal geriau tau pasilikti tiesiog ją ir aš niekada neskatinsiu ir niekada nedarysiu spaudimo. Bet jeigu žmogus net pats inicijuoja tą paslaptį pasidalinti, tai aš visą laiką pradžiai pasakau stop, ar tikrai tu nori pasidalinti šią paslaptimi su manimi. Nes realiai, kuo tu mažiau žinosi, tuo tu ramiau miegosi. Žinios ir naujienos visokios. Atsimenu, mama nuo labai seniai pykdavo, mama nepyk, kad Rūtelė, tu žinių neskaitai, nežinai, kas pasaulyje vyksta. Ir aš suprantu, ką jūs turite omeny, kad reikia skaityti žinias ir žinoti, kas vyksta pasaulyje, bet mano nuomonė tokia, jeigu pasaulyje kažkas vyks tokio kardinalaus, mane tos žinios pasieks bet kokiu keliu. Ar tai per draugus, ar per tėvus, ar man kažkas paskambins. Nebus taip, kad vyks kažkas milžiniško ir aš nežinosiu. Mes namuose neturim televizoriaus. Aš niekada gyvenime neįsijungsiu žinių. O jeigu mane jau domina kažkoksai politinis įvykis ar bendrai kažkoksai globalinis, aš savo noru tiesiog nueisiu į Google, įvesiu į paieškos laukelį informacijos, kurios aš noriu ir ją susirasiu. Vietoj to, kad eičiau žinių portalus ir tiesiog skaityčiau žinias, nes pastebėjau, kad 90%, gal net daugiau iš jų yra visos labai negatyvios. Ir tas negatyvas gyvenime tikrai nepadeda. Ir man dar net labiau prideda tokio nerimo kažkokio, ypač su kelionėm, pasižiūriu, tai ten kažkas vyksta, tai ten, kur atrodo, anksčiau net nemirktelėdavo, sėčiau į lėktuvą ir galėčiau pasaulio galą skristi, kur dabar atrodo ir to bijau, bet manau, tai turi labai didelę įtaką socialinės medijos ir žinios. Apkalbinėjimas. Tai aš niekada nebuvau ta mergina, kuri mėgsta apkalbinėti, nes aš visada sakau, klausyk, kaip kiti žmonės kalba apie kitus žmonės, tai jeigu tavo rate yra draugų ar draugių, kurios mėgsta aktyviai apkalbinėti, tai reiškia, kad tokiu pat būdu tie žmonės kalba apie tave tau už nugaros. Tai mano atveju geriau susilaikyti ir šiaip, man atrodo, man net gaila energijos ir laiką kalbėti apie kitus žmonės, kai aš pati gyvenu tikrai nuostabų ir labai įdomų gyvenimą, tai man geriau tu skirtų tą energiją kalbėti apie idėjas kažkokias, apie projektus, ką tu gali su tai žmonėm nuveikti, o nediskutuodamas kitų žmonių gyvenimą. Aš net nekalbu, kai pradedam diskutuoti ten, kas ką apsirengia, kas kokią mašiną vairuoja ir realiai tas man irgi labai pradėjo atsifiltruoti žmonės, su kuo aš noriu leisti laiką, nes aš supratau, kad man asmeniškai nėra įdomu leisti laiką su žmonėmis, kurie mėgsta daug apkalbinėti, komentuoti kitų žmonių gyvenimus, ten žiūrėti visokias realybės šou. Man gaila laiko ir renkuosi jį investuoti kažkur kitur. Toliau stengiuosi niekada niekur nevėluoti. Tai yra dėl to, kad aš tiesiog labai gerbiu savo laiką, kitų laiką ir pačią save. Tai aš visą laiką žinau, kad aš pasirodysiu net 10 minučių anksčiau, kad ir kur turėčiau. Tokiu būdu man neskaudės galvos, kad aš bėgu, turiu plėšytis, draskytis. Tai vėlgi atvažiuodama daug anksčiau, mano nervų sistema yra ramesnė ir aš žinau, kad aš niekada nevėluosiu ir parodysiu pagarbą kitam žmogui. Lygiai tas pats yra su kažkokiais deadline'ais. Jeigu turite kažkokių daug labai dalykų, kuriuos turite padaryti iki tam tikro laiko, niekada stengiuosi nepasilikti jų paskutiniai dienai, nes vėlgi tokiu būdu aš tik susikuriu streso, pergyvenu, eikvoju energiją, tai visą laiką turiu pasidarius to-do list ir iš jos stengiuosi išbraukti dalykus kuo greičiau, kad aš galėčiau padaryti ir nebegalvoti. Mityba. Pradžiai minėjau, kad atrodo, tu gali sveikai maitintis viską, bet vis tiek jaustis blogai. Tai realiai, ką mes dedam į kūną, irgi parodo, kokią pagarbą mes rodom savo kūnui, savo sielai, savo energetikai visai.
ir stengiuosi valgyti pilnavertišką maistą. Aišku, visko būna, nesakau, kad ta mityba yra tobula, bet aš manau, kad mūsų kūnas yra toks geras indikatorius ir manau, kad tu pati žinai, kai suvalgai ten, nežinau, primaišai visokių dalykų, ar ten privalgai prieš miegą, tu blogiau miegosi. Tai realiai mano prioritetas yra labai prioritizuoti sveiką mitybą, jeigu įmanoma valgyti šviežesnius produktus ir tokiu būdu išlaikyti savo energiją. Taip pat atsisakiau gailėtis dalykų ir kažkaip galvoti daug apie praeitį. Atrodo, visi mes pridarėm klaidų ir gal buvom priėmę kažkokius kitokius gyvenime sprendimus, bet aš supratau, kad tas galvojimas nuolatinis, jisai tik sunkia mūsų energiją ir realiai tu nieko nepakeisi. Ir vietoj to, kad tą laiką, kur aš galvoju apie praeitį, kuri niekada gyvenime nesugrįš ir niekada dalykai nebebus taip, kaip buvo, aš renkuosi skirti į dabartinį momentą, nes mano gyvenimo moto yra toks, kad dabartinę akimirką tu kuri ateities akimirką. Tai vėlgi, neturėtum būti strigęs nei praeitį, nei ateitį, tiesiog šioje akimirkoje, nes tavo dabarties veiksmai daro tiesioginę įtaką ateičiai. Niekada tai nebus praeičiai. Tai lygiai taip pat aš nebešvaistau laiko galvodama apie ateitį kažkaip daug. Aš stengiuosi galvoti, ką aš galiu padaryti šią akimirką, kas yra naudingiausia, geriausia, klausant savo kūno. Tai nereiškia, kad tu turi visą laiką būti be galo produktyvi ir tenai plėštis plaukus ir ten, nežinau, iš proto eiti priešingai. Jeigu tu jauti, kad tavo kūnui reikia ilsėtis, tu ilsėkis. Tiesiog klausyk savo kūnui ir jisai tau tik tai padėkos. Taip pat stengiuosi. Čia yra nuolatinis procesas, bet aš labai aktyviai stengiuosi paleisti baimę ir daryti dalykus, kuriuos aš visą laiką norėjau. Tai galiu pateikti vieną pavyzdį vairavimą. Aš visą gyvenimą turėjau fobiją. Neperdedu, aš net košmarus turėdavau, kur sapnuoju, kad aš vairuoju mašiną ir aš prarandu kontrolę. Ir šiemet aš sakau, viskas, gana, aš noriu vairuoti, aš noriu būti nepriklausoma, noriu važiuoti, kur aš noriu, reikia man pradėti. Ir aš pradėjau ir aišku, pirma savaitė buvo be galo baisu, aš visą prakaito išpilta būdavau. Ir kuo daugiau vairuoju, tuo tikrai darosi lengviau. Ir man čia puikus pavyzdys, kur tikrai buvo vairavimas man didžiausia gyvenimo baimė, kad jeigu aš jau įveikiau šią baimę, tai realiai niekas nėra baisu. Ir irgi dar neseniai girdėjau tokią mintį, kur sakoma, kad kai mes darom naują dalyką, tai nėra kažkokia baimė, tai yra tiesiog nežinojimas ir nemokėjimas, tai tu realiai turi kažkokį dalyką išmokti daryti. Tai dar vienas pavyzdys, sakyčiau, šitas YouTube kanalas, kur irgi aš visą gyvenimą norėjau kurti video, norėjau tiesiog sėdėti ir kalbėti prieš kamerą, bet buvo milijonas baimių ir priežasčių, kodėl man to nedaryti. Bet vėl, atėjo 2026 ir nutariau pasimti badeles į savo rankas ir darau, ir kuriu. Ar baisu, ar baisu kiekvieną kartą paspausti mygtuką publikuoti, baisu, bet aš darau per tą baimę ir aš jaučiu, kad su laiku man tikrai darosi vis lengviau kalbėti prieš kamerą. Pasitikėjimas savimi išauga ir taip pat pradedu mokytis, kaip daryti geresnius video. Tai viskas tikrai per praktiką. Sekantis dalykas. Ties šituo irgi labai dirbu, bet stengiuosi palaikyti švarą savo telefone. Tai ką turiu omenyje? Nes tikrai aš toks žmogus, kur aš neatrašysiu tau iš karto, gali būti, kad neatrašysiu ir savaitę, ir mėnesį. Ir aš labai dažnai tas žinutės matau tokius labiau kaip susirašinėjimą laiškais, nes labiau vertinu tokį gilesnį pokalbį, kad ir tom pačiom žinutėm ar balso žinutėm, negu ten belenką blesgavoti. Bet kokiu atveju, kai aš atidarau telefoną ir matau, kad pas mane pilna notificationų kiekvienoje programėlėje, kas dar ir dabar yra. Aš tikrai nesu tobula ir čia labai daug darbo reikia įdėti, bet stengiuosi kiekvieną kartą paskaityti, atrašyti, uždaryti, ištrinti žinutės, kad nebūtų tų raudonų burbuliukų, nes tokiu būdu aš irgi jaučiuosi ramesnė ir jeigu mano telefonas tvarkingas, tvarkytas, tai yra mailai visokie, aš jaučiuosi daug geriau. Kalbant apie technologijas visas, tai vienas didelis dalykas yra scrollinimas, tai manau, čia tikrai kiekviena iš mūsų yra labai aktualu, kur atrodo, aš tokia pavargus, nieko nenoriu, tiesiog nukristi ant lovos, ant sofos, pascrollinti, atsipalaiduoti. Bet tas scrollinimas yra tiesiog toksai momentinis dopamino išskiriamas momentas, kur puikiai žinai, kad visa ta social media yra sukurta kazino principu, kur tu niekada nežinai, kai tu pascrollinsi, ar tave šokiruos, ar tau juokinga bus, ar liūdna, tai tiesiog tavo smegenys taip automatiškai yra labai lengvai įtraukiamose visą tai, bet realiai tu padedi telefoną ir tu nieko neatsimeni. Tai aš galvoju, kad realiai tu tą laiką tiesiog iššvaistai, tai aš labai stengiuosi savo gyvenimą įnešti daugiau naujų hobių, kad vietoj scrollinimo aš paveikčiau kažką kito ir, pavyzdžiui, dabar pradėjau daryti sudoku ir mane taip užkabino ir atrodo,
aš gaunu tą patį malonumą, kur pradedu ten dėlioti skaičius ir vienu momentu atrakinu skaičiuką ir tada ten per likusias kelias sekundės visą lentelę užpildo ir tada, koks malonus jausmas. Ir tas iš tikrųjų atneša daug daugiau vertės negu scrollinti internete. Papildomai dėl technologijų. Mano telefonas turi tik kelis notificationus vadinamus, tai yra jeigu man kas skambina ir žinutės gal, SMS sakyčiau, bet tokie dalykai kaip Messengeris, WhatsAppas, Instagram, Facebook, LinkedInas, visos kitos aplikacijos pas man yra visiškai nutildytos. Aš niekada gyvenime Messengerį negausiu žinutės, kad man kažkas parašė, nebent skambintų. Tai mano šeimos nariai ir draugai žino, jeigu jums kažko reikia iš tikrųjų, kažkas labai rimtas, skambinkit man, nes aš tikrai nematysiu tų žinučių. Ypač dabar, kai auginu 1 metų berniuką ir turiu pastoviai aplink jį lakstyti. Tai tokiu būdu irgi, nežinau, man kuo tyliau, kuo mažiau visokių triukšmų, tuo aš jaučiuosi geriau, aš turiu tikrai daugiau energijos ir tas kiekvienas notification realiai kaip ir sutrukdo mano mintis, mano ramybę, energiją, kurioje aš esu, kambario tą visą tylą ar muziką, jeigu groja rami. Tai ką aš darau, aš tiesiog kas kažkiek laiko įeinu tą programėlę, pasitikrinu kelis kart dienoje, ar man kažkas parašė, ar ne, ar kažkas svarbaus. Nežinau, aš toks žmogus, kur man tyla yra prabanga, tai labai aš tą tylą saugau ir notificationai tikrai nebus vieni iš tų dalykų, kurie mano tylą kažkaip sugadins. Toliau, ko aš dar savo gyvenime stengiuosi nebeturėti visai, bet šito tai neturiu jau gana seniai, tai yra sėdimas gyvenimo būdas. Daug metų esu dirbus ofise ir kuo aš daugiau sėdėdavau, tuo aš blogiau jausdavosi ir vėlgi mano kūnas siųsdavo signalus, tai yra nutirpus dešinė ranka, kaklo skausmai, kadangi visą laiką dirbdavau su pelyte, tai aktyviai leisti savo gyvenimą. Aš visada tikėjau, kad jeigu mes žmonės turim rankas, mes galim iškeltis į viršų, galim judinti savo sąnarius, galim bėgti, judėti, mes turim tą išnaudoti. Tai kiekvieną dieną stengiuosi leisti aktyviai. Tai nebūtinai turi būti sportas. Aš manau, kad vien namų darbos ruošai, išvalyti grindis, išsiurbti, pakeisti patalus, tai yra jau judesys. Tai tiesiog kasdien aktyviai stengtis pajudėti, ar tai yra namie, ar tai išeit pasivaikščiot, ar pavedžiot šunį, ar su šaudyne pašokinėt, tiesiog kurtis tą judesį. Aš atsimenu dar seniai, kai dirbau viešbutyje, kambarių tvarkytoje, labai mane patiko tas darbas, buvo labai fiziškai sunkus, bet aš sugalvojau, kad tą darbo dieną aš tiesiog žiūriu kaip į treniruotę. Tai aš labai sąmoningai atėjus tvarkydavau kambarius, lyg tai treniruočiausi. Tai pavyzdžiui, man reikia ten pakelti čiužinį, aš daryčiau gerą pritupimą, tada pakelčiau, lyg tai skelčiau svorį kažkokį. Tai realiai tiesiog stengiuosi būti labai kūrybinga ir šiandien ir visur, kad kuo mažiau sėdėčiau ir turėčiau daugiau judesio gyvenime. Tai lygiai taip pat su šeima labai stengiamės kurtis tokias tradicijas, kur mes daug daugiau judėtumėm, ar dviračiais važinėtume, ar eitumėm pasivaikščioti, vietoj to, kad tiesiog sėdėti namie. Vienas iš svarbiausių iš tikrųjų, kas tikrai jaučiu veikia mano visą energiją, tai yra namų netvarka. Nes ypač būnant mama ir viską suspėti yra tikrai labai sunku, tai turėjau su tuo išmokti ir paleisti daug dalykų, neišprotėti, nevalyti kiekvieno piršto antspaudo. Bet realiai, jeigu namuose yra betvarkė, man yra labai blogai. Jie turi labai didelę tiesioginę įtaką mano emociniai būsenai. Tai aš visą laiką stengiuosi iš vakaro turėti, tarkim, naktinį uždarimą aš vadinu, kur aš visą laiką virtuvę sustvarkysiu, surinksiu visus žaislus, sudėliosiu, kad nauja diena būtų vėlgi nauja erdvė, nauja energija ir galėtume pradėti dieną šviežiai. Ir iš tikrųjų suprantu, kad kuo mes daugiau turim daiktų, tuo daugiau yra tvarkymo namuose. Tai realiai, kuo minimaliau mes turėsim visokių dekoracijų, ar tenai indų, bliūdelių, visokių, tuo bus pačiai lengviau. Tai aš stengiuosi iš tikrųjų išmesti daug dalykų. Ne tai, kad išmesti, ar parduoti Vinted, ar kažkur priduoti į second hand parduotuvytes, tiesiog reguliariai turėti tokį įprotį, daiktus daugiau išnešti iš namų negu įnešti, nebent tai yra labai kažkoks būtinas dalykas visai šeimai. Ir paskutinis dalykas, irgi čia labai didelis. Tai yra finansai. Tai visą mano gyvenimą buvo tikslas neturėti jokių paskolų, jokių įsiskolinimų. Nes vėlgi, jeigu mes esam kažkam skolingi, ar tai yra draugiai, ar bankui, ar kažkam, visą laiką ta mintis suksis aplink tavo galvą, visą laiką ta mintis kažkur suksis ir tu negalėsi pilnai atsipalaiduoti. Tai stengiuosi niekada nesiskolinti, niekada nepirkti dalykų, kurių aš negaliu sau leisti. Ir vadovausiu taisyklę, jeigu tu negali už tą daiktą
sumokėti 2 kartus, tai pavyzdžiui, jeigu tu nori ten naują telefoną ir jeigu tu šiai dienai negali nusipirkti 2 telefonų, ne vieno, reiškia, tu negali jau leisti. Tokiu būdu stengiuosi valdyti savo finansus ir gyventi be jokių paskolų, įsiskolinimų visiškoje ramybėje. Suprantu, kad kiekvieno mūsų situacija yra labai skirtinga, bet aš kalbu apie tai, kas yra tavo kontrolėje, apie tie maži malonumai, jie tikrai reikalingi. Ar tikrai tau reikia kasdieną pakeliui į darbą pirkti kavos puodelį ar mačas, kai tu kuo puikiausiai gali pasidaryti namuose ir gali sutaupyti daug pinigų ir viską pasidaryti kaip tau patinka pagal tavo skonį. Tai čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Jeigu įdomu apie finansus, tai tikrai galim pasikalbėti daugiau. Ir vieną šiaip galvoju padaryti vieną video, nežinau, ar jums įdomu būtų, tai būtų smagu, jeigu pakomentuotumėt, ką aš iš viso nustojau pirkti, kur prieš kelis metus pirkdavau reguliariai, o dabar tiesiog manau, kad tie dalykai man yra nebereikalingi. Tokiu būdu gal galėtum irgi staupyti kažkiek pinigų ir investuoti juos į dalykus, kurie tikrai yra svarbus ir irgi gyventi be jokių įsiskolinimų. Tai šiandien tiek, kaip jau supratai, turbūt man šiaip ta visa energija, ramybė yra šventas dalykas ir tikrai yra vienas iš prioritetų gyvenime. Ir tokie maži dalykai, atrodo smulkmenėlės, gal ne visai reikšmingos, bet iš jų ir susidaro gyvenimas. Tai visus šitos dalykus, kuriuos išvardžiau, labai sąmoningai sėdėjau ir galvojau, kurie iš tikrųjų padarė įtaką mano gyvenime. Tai labai tikiuosi, kad ir tau pavyks kažko atsisakyti savo gyvenime, kad susigrąžinti tą vidinę ramybę ir energiją. Tai nežinau, pasakyk gal, kuris tau iš tų punktų labiausiai patiko ir pasidalink komentaruose. Ačiū labai, kad žiūrėjai šitą video, kad pasėdėjai su manim. Jei nesunku, paspausk mygtuką like ir prenumeruot. Iki!